Noriu visus pasveikinti susirinkusius į atminimo renginį. Manau, kad atmintis tai yra ryšys tarp, kaip sakė poetas Tomas Venclova, tarp būtojo, dabarties, būtojo laiko, dabarties ir būsimojo laiko. O mano galva, kiekvienas žmogaus gyvenimas vertas įprasminimo, vertas išmoktų pamokų įvardinimo. Šiandien į renginį susirinko, aš paprašysiu gerbiamas Staselis pristatyti, kas čia pas mus yra. Čia yra renginys skirtas mūsų akademiniai popietei ir susirinko labai nemažai tų žmonių, kurie gerbia šitą organizaciją ir kad jie yra ištikimi draugai, ištikimi tos organizacijos nariai ir dalyviai. Ir mes apie ją kalbėsime toliau. Čia aš atsinešiau štai didžiausią sąrašą, kur yra 223 patys pirmieji ir jie, žinoma, labai daug yra išėję anapilin. Yra dar kitų, kur neįmanoma rasti, adresų pasikeitę ir ieškosime jų. Yra iš Klaipėdoje daug, pavyzdžiui, Arvydas Juozaitis, Kochanskytė yra, Sakalauskas yra, kurie tikrai nori dalyvauti, bet šiandien jie filmavimo grupėje Vilniuje ir sakė, niekaip negalime atsiprašyti, nes pirmadienis vyksta. Tai va, taigi dėl to mums Konsilija akademija yra labai svarbi. Ir dabar šiandieną mes turime dar ir svečių. Va štai turime iš Kauno, iš Kauno miesto tarybos narė gerbiama Jūratė Jankauskienė profesorė, kuri taip pat su mumis yra ir prašau jūsų čia, žada bus pasveikinti, prašau. Noriu pasidžiaugti, kad šitokią iniciatyvą palaikote atminimą gerbiamo akademiko. Aš jį prisimenu, eidavau ir VDU rengiamuose konferencijose, kartu buvom ir ant Veršvų piliakalnio, padiskutuodavom, netgi buvo pakvietęs į savo namus Trakų gatvėje, taip kad tikrai šviesia asmenybė, daug padariusi ir jūsų specialią iniciatyvą vėl burdama, vėl mus atjauninate, taip pat verčiate toliau kurti, o tik kurantis žmogus gražus, kaip sakė Vidūnas. O aš norėčiau jums įteikti, kaip ir jūs šviečiate, vieną knygą nušvietė kelią ateities kartoms apie žymius žmonės tiek Kaune, tiek Lietuvoje, taip pat ir apie mūsų profesorę Daktaravičienę, kuri tikrai ir pastatė kliniką, ir vadovavo moksliniams darbams, ir tiesiog gydė visos Lietuvos žmonės. Ačiū Jums labai. Ačiū labai Jums pasidarymą. Gerai. O dabar paprašysime mūsų visų mylimą aktorę Olgą Dautartaitę paskaityti eilinį. Gerą dieną visiems čia mums esantiems, kitokią gražią atminimo valandėlę. Aš paskaitysiu kunigo ir poeto Ričardo Mikutavičiaus Mirties, vilties veidai, keletą paskyrimų. Būtina nors retsykiais pakilti ir eiti iki mirties ir gimimo. Išdrįsti ilgai ir netrukdomai žiūrėti į kalnus, tylint ir kenčiant laukimą, vienišą medį su plačiomis šakomis aukštai iškelta viršūnė, be kryžkelio, vienatvės, nugalėtojo vardo. Jūra, kalnai, medis nežaidžia mirti,
gimimą. Jie turi intensyvią dvasinę energiją. Jų aprėpime sutinku prabudimą po mirties, pojauti žmogaus trapumo ir dvasinio ribotumo ženkluose. Redaktoriai ir kompozitoriai už tokią gerą nuotaiką. O dabar pradėsim galbūt tą atsiminimų daugiau dalį. Žmogus negali pasirinkti laiko, kada jam gimti. Bet nuo žmogaus priklauso, kokį jis pėdsaką paliks gyvenime. Ir pagal kurį mes galėsim paskui jį matyti, vertinti ir atsiminti. Paprašysime akademiko Kustos pristatyti akademiko Leonardo Kairiūkščio gyvenimo pagrindinius momentus. Nu ką, aš labai daug ką negalėčiau čia ir pasakyti, kad visus gyvenimo momentus aš galėsiu tam tikrą dalį jo gyvenimo. Jo gyvenimo ilgas gyvenimas buvo įvairus ir nepaprastai daug žmogus nuveikęs. O man teko susidurti su juo pirmą kartą, tai Lietuvos mokslo akademijoje, dar sovietmečio atrodo, o gal jau ne. Kai tapau nariu korespondento akademijos, tai Kairiūkštis buvo akademikas, pripažintas, gerai žinomas. Nu ir pastebėjau tokį jo būdo bruožą, kad jis labai tą jaunimą norėjo įvesti į kelią, kaip sakant, ir labai domėjosi. Man jis labai patiko dėl to, kadangi jis pasidomėjo, kaip sekasi, ką veikėte, dar ir minčių pasiūlydavo tam tikrų, kad kažką tai užsiimti ir panašiai. Na, o vėliau ypatingai su Kairiūkščiu teko bendradarbiauti tuo laikotarpiu, kai kunigas Ričardas Mikutavičius buvo paskirtas į mūsų universiteto koplyčią. Tuomet Kairiūkštis ir ne tik Kairiūkštis, bet didelė dalis Kauno intelektualų atvažiuodavo į tą mūsų mažą koplytėlę paklausyti kunigo pamokslų, svarbiausia turbūt. Na ir aplamai šventos mišios buvo tokios neoriginalios, įkvepiančios ir tas labai traukė inteligentus. Nu, o Kairiūkštis jis aktyvus ir buvo tų inteligentų, ten vienas iš pačių aktyviausių ir aš su juo ten jau nemažai bendraudavau. Kairiūkščiui turbūt pirmiausia kilo mintis, kad reikia sukurti tokią organizaciją, kuri tęstų Mikutavičiaus tą garsų pasakymą, kad Lietuva neįsivaikščia. Na ir prasidėjo ten, tada vyko tikrai daug diskusijų, darbų. Tuomet buvo labai aktyvi Birutė Kažemekienė ir čia va knygą rodė gerbiama sekretorė Stasė Lickutė, 329 parašai yra, tai ten tokių labai pripažintų, žinomų žmonių ir Kazimieras Vasiliauskas pasirašęs ir Justinas Marcinkevičius ir daugelis tokių žinomų žmonių. Visi jie rėmė idėją, kad atsirastų organizacija tęsianti Mikutavičiaus pradėtas veiklas, kad Lietuva nesivaikščia. Tai, nu kągi, ačiū visiems už dėmesį. Taigi, tai kodėl dabar atsirado šitą knygą? Čia jau maždaug tai, kas buvo pasakyta, beveik aišku, bet pirmiausia tai, kadangi knyga vadinasi Kairiūkštis, miškininkas, mokslininkas, mokslo organizatorius, visuomenės
paskutinis veikėjas. Tai iniciatyva į šitą knygą buvo išėję iš Miškininkų sąjungai. Čia pasiūlė, paskui mes čia užėjome viso darbo. Kodėl apie Kairiūkštį? Todėl, kad Miškis buvo miškininkas, bet daugiau negu vien miškininkas. Tai galima būtų kiek lyginti su kitų miškininkų profesoriumi Povilu Matulioniu, kuris gyveno žymiai anksčiau ir kuris buvo taip pat labai plačių interesų žmogus. Jis buvo ir miškininkas, ir botanikas, ir geografas, ir politikas. Ir jis sakė, kad į šitą visą darą netgi eilės rašė, netgi senos reikaliukus. Kairiūkštis yra mūsų asmenybė. Taigi daug gabumų, nepaprastos energijos, labai komunikabilus, geras organizatorius, turėjęs nepaprastai gerą atmintį žmogus. Pavyzdžiui, apie atmintį galima tokį patvirtinimą pasakyti, kad jis barnaus Anykščių šilelį. Anykščių interne, kurioje buvo parašyta šitas poema, cituodavo ištisai. Nežinau, neišklausydavom, todėl, kad nutraukdavom prastai, bet taip pat gerais būtų pasakyti visą, kad tik tarės. Apie jo gabumus galime tokį vieną irgi atramą paminėti, kad jis dar besimokydamas vidurinėje mokykloje, progimnazijoje, Andrėje progimnazijoje, pamokoje, mokinys sprendžia ant lentos uždavinėti, net ten nesiseka. O Kairiūkštis užsišnekėjo su draugu, visai nekalbėtėlėse. Mokytojai matyti įkėlė šitas, jisai pašaukė į Kairiūkštį prie lentos. O jis dabar staiga eidamas pasižiūrė tą lentą, sumeta greitai padaro tą uždavinį, sprendžia ir dabar deda tašką, kreida sutrupę ir išgerai kepaliukus. Mokytojas sako, buvai profesorius. Tai dabar tas jau profesorius, kurio buvai prigynęs kaip pravardė, kaip patyčia. Dabar noriu baigti šitą virškilo tą knygą, kurią jau čia paminėjau, bet aš šnekėjusi, kad jie apžvelgėme trumpai biografiją, jie vaikystės, jaunystės, mokymosi metai, mokslinė veikla, organizacinė veikla, pateikime jie prisiminimai ir samprotavimai apie mokslinę gyvenimą, ir kurie užspausdinti buvo akademijos knygoje, akademikai prisiminimuose, bei leidinyje čia tiesų krašto žmonės. Trumpai biografija tokia. Kairiūkštis gimė Rokiškio apskrity, Panevėžio valsčiaus pakrašty kaime 1926 m. gruodžio mėnesio 26 dieną. Džiaugiamės, kad jūs visą laiką su mumis būdat, bet prisiminimai patys gražiausi. Jūsų gražaus jubiliejus 94 metų proga ir knygos parašymo proga mes labai džiaugiamės ir Jono Žurabilo etno paveldo bendruomenė Kauno Mišką. Štai jums dovanų idėja, kad laisvėtumėt ir prisimintumėt už Reklamuoju knygą. Knygoje yra penkiaeilis iš Antano Baranausko Anykštėnų tarme, kas jau domisi. Kitas momentas, mes vienas nepaminėjom, kad Leonardas Kairiūkštis buvo muzikalus, teisybė dainavo, bet muzikos mokėsi pas Povilą Čiurlionį, Konstantino Čiurlionio brolį. Kitas dalykas, jis padėjo broliui gaminti smuikelius, taigi prisidėjo ir ta prasme. Visi tie faktai yra aprašyti knygoje ir dar daugiau. Dabar jau man žodis sako, man suteiktas, tai kalbėsiu vietoj Stoškaus, Kresencijos Stoškaus, kuris turėjo čia būti ir labai mes
jo laukėme, tik nežinau, kodėl jis neatvyko. Vakar dar buvo iš vakaro susikalbėta, kad jis atvyks. Tai dabar ta misija, žinoma, sudėtinga man yra, bet vis tiek bandysim tą padaryti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad apie mūsų gerbiamą akademiką kaip visuomenininką labai daug galima kalbėti, knygą parašyti. Iš tikrųjų, tai yra neeilinis žmogus. Visą veiklą yra pradėjusi konsilija akademika dar 1996 metais, kuris tęsiasi iki 2021 metų, kada jis mirė. Ir Birutės įdirbis yra didžiulis. Buvo organizuojamas konferencijos, aš čia net ir nuotrauką turiu, kurios neįdėjau, aš čia žinoma gaila, kad tas neįvyko. Ir prieš tai ta konferencija, ne viena konferencija buvo surengta, gerbiamui Ričardui Mikutavičiui pagerbti jo darbui, jo tragiškai mirčiai, kur mes čia labai išgyvenome visi. Na ir dėl to konsilija akademika pašventusi Ričardo Mikutavičiaus, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Tai yra pirmoji jo knyga, kuri išleista buvo Čikagoje. Ir Čikagos tos knygos pavadinimo mes pasivadinimo, kad Lietuva neįsivaikščiotų konsilija akademika. Tačiau keitėsi laikai, keitėsi viskas ir mes nuo 2000 ties labai daug konferencijų, labai daug konferencijų buvo susietas netgi su kultūros kongresu, susietas su aukštųjų mokyklų rektorių konferencija, susietas su savivaldybėmis ir mes per visą Lietuvą važinėjom ir kalbėjome apie tai, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Kunigas Mikutavičius į akademiją atėjo, išbuvo jis ten labai ilgai, nepilnus metus, bet padarė mums įtaką labai didelę. Nė viena aukštoji mokykla neturi tokios dvasinio ugdymo centro su koplyčia, taip kaip mes turime. Ir kunigas Mikutavičius pradėjo šitą reikalą ir dėka mūsų rektoriaus Albino Kustos mes įkūrėm labai gražų centrą. O po to susirinkę aukštųjų mokyklų rektoriai pasitarime iškėlė tokią mintį, kad reikia sukurti po kunigo Ričardo Mikutavičiaus žūties, sukurti organizaciją, kuri bent šiek tiek susirūpintų dvasinių žmonių augimu. Neįsivaikščiok Lietuvą. Kurk savo ateitį. Būk drąsi. Manoji Lietuva turėtų amžinai jauna išlikti. Pakol nors viens lietuvis sugebės dar kurstyti žydinį tautos širdį, kai gilios pėdsakas įspaustas smėlyje drėgnam nebus nuplautas bėgančio laiko srovės, kol mūsų tėvai, vaikai, anūkai ir senoliai, kuriems aitrius ugniagurius tautos širdį, kol kalvos, upės, tėviškė šlaitai ir kloniai pavasariais alsuos švelniausia žaluma gamtos. Kol mūsų jaunimo darbščios rankos nuolatos tvirtai laikys trispalvę vėliavą tautos dienos, kol laukuose sunokęs derlius vis gausės, kad būtų kupini tautos aruodai nuolat visados, kad nebebėgtų mūsų svetur anūkai ir vaikai ieškoti uždarbio gausaus, bet kąsnius brangaus. Naminės duonos kąsnis tegul skalsus čia būna, pakvipęs lietuviško lauko kvapu ajerų. Įsivaikščiojęs čionai nuo amžių glūdumos lietuvis,
išmintais ir duobėtais takais ir keliais. Kol vis kartosim, nepasiduok, gyvuok mano tėvynė. Tiek iškentėjusi, patyrusi daugybę laiko sopulių, pakelk į saulę, į savų bėdų ir negandų, susigrąžink tikėjimą savim. Manoji Lietuva, tėvynė. Tai pratęsiant Lietuvos temą, mano Lietuva, mano tėvynė. Žodžiai, Alius. Muzika Alius Lausko. pasidalinti dovanų knygą. Yra galimybė, yra du autoriai, yra Stasys Karazė, yra Danas Juodvargis, du autoriai. Galima gauti autografus šių žmonių. Taigi prašom pasiimti knygas. Prašom pasirašyti čia, kas norėtų dalyvauti toje veikloje. Na ir kartu kviečiame kavos. Pasirašyti autografus ir po to eiti kavos. Ir būtinai va čia pasirašyti
mūsų nauji nariai, prašytume pasirašyti.